Pirmadienį mes buvom gana pavargę, nuo sekmadienio, kadangi mes skridome 2 skrydžiais ir po to ėjome į restoraną su visom šalim. Dėl to mes po ilgo miego mes pavalgėme ir mes skubėjome į mokyklą. Ten kroatai papasakojo apie savo šalį, savo tradicijas, savo žinomas vietas ten. Ir tada ten atėjo keletą kroatų ir su tautiniais drabužiais, tautiškai apsirengę paaiškino, ką kiekvienas drabužis reiškia, kokiu laiko metu jis buvo rengiamas, moterų, vyrų drabužiai. Taip pat mus pamokino, taip pat dainavo dainas tautiškas ir pamokino mus tautiškai šokti. Po to mus suskirstė į grupės, kur kiekvienoje grupėje buvo bent po vieną iš kiekvienos šalies. Mes pakalbėjome apie savo šalies tradicijas, savo šalies maistą ir taip pat mes paminėjome Erasmus veiklų naudas. Tai šitą savaitę buvo Erasmus paminėjimas. Po to mokytojai kroatų paaiškino, ką mes veiksime visą savaitę, kur mes važiuosime, į kokias vietas, ką mes matysime, ką sužinosime. Tada graikai atėjo pristatyti savo šalį, kadangi mums tai kitas projektas, kur vyks kitos šalys. Po to mes pristatėme savo namų darbus, kur tema buvo organinio maisto ir gėrimų gamyba. Kai pristatėme visus šios namų darbus, pertraukėlės buvo galima pasivaišinti jų granatais, mandarinais šviežiais, taip pat šviežiais paustos sultimis, visokiais sausainukais, saldainukais ir po to, po viso šito, kai mes viską baigėme, Naglis, mūsų mokytojas, paaiškino, ką mes veiksime, kokius verslo modelius darysime, kaip juos daryti. Ir tada mes su visom šalim grįžom namo, valgėme ir darėm užklasinę veiklą. Sveiki, aš esu Kamilė iš Kauno Veršvų gimnazijos 11 V klasės ir šiandien truputį papasakosiu jums apie mūsų antradienį Kroatijos Erasmusuose ir ką per jį nuveikėm. Tai antradienį apie 7:30 išvažiavome pasigrožėti Klis tvirtovę, kur daugiau sužinojome apie tos vietos istoriją, tvirtovės strateginį pastatymą ir kad joje buvo filmuotos kelios scenos iš populiaraus serialo Sostų žaidimas. Klis tvirtovėje tikrai buvo nuostabus vaizdai, kur galima matyti kalnus, miestelius ir tikrai buvo verta aplankymo. Po Klis tvirtovės važiavome apsilankyti Stella Croatia alyvuogių muziejus, tradicinis maistas ir viduramžio jūros sodas. Pirmiausiai atvažiavę ten gavome turą aplink pastatą, kur aprodė natūralų gaminimo darbo vietą, kaip viskas yra pagaminama ir net gavome paragauti kelis užkandžius, kaip apelsinų žieveles, kur tikrai rekomenduočiau paragauti ir tikrai buvo labai skanu. Po to ėjome aplink sodą, kur aprodė įvairiausių tipų gėles ir augalus, kurie buvo išskirstyti nuo valgomų iki nuodingų ir papasako apie kelis jų produktus. Toliau ėjome į alyvuogių muziejų, kur detaliau papasakojo, kaip visa natūrali gamyba vyksta ir kaip senovėje gamindavo alyvuogių aliejų. Po viso to ėjome apsižvalgyti po jų mažą parduotuvėlę, kur buvo organinių produktų, pavyzdžių ir pačių produktų, kuriuos galima buvo nusipirkti. Galiausiai visi ėjome susėsti prie bendrų stalų, pavalgyti ir pabendrauti. Ir skaniai valgėm jų gaminto maisto, kuris buvo labai skanus. Pilnais pilvais sočiai pavalgę toliau važiavome į antrą pagal žmonių skaičių didžiausią miestą Split. Ten atvažiavome, gavome mažą turą, kuriam sužinojome daugiau apie Split istoriją ir toliau turėjome laisvo laiko pasivaikščioti ir labiau pasigražėti visais Split nuostabiais vaizdais, tuo pačiu pasižinėti po prekybos turgų. Ir pasakyčiau, tikrai Split yra labai gražus miestas ir vertas apsilankymo.
Tai pasigrožėję Split miestu, apie 6 valandą išvažiavome namo, kur turėjome laiko toliau pabendrauti su savo šeimomis, o vakare suvažiavome visi į kavinę pabendrauti ir visi kartu pabūti. Tai čia mūsų buvo toks antradienis Kroatijos Erasmusuose. Trečiadienį mes vykome į Bosniją ir Hercegoviną. Ten į vyno daryklą, po kurią mums pravedė ekskursiją pats vyno daryklos savininkas. Mums buvo įdomu sužinoti, kaip vynas yra gaminamas, kokiu būdu ir kokiomis sąlygomis, bei pamatyti ekologiško ūkio pavyzdį. Tada ten skaniai pavalgėme ir išvykome į bažnyčią, kuri man padarė didžiulį įspūdį, nes buvo graži ir didinga. Tada vykome į Mostarą, vieną iš Bosnijos ir Hercegovinos miestų. Ten padarėme nuotraukų prie didžiulio tilto ir įmerkėme kojas į ledinį upės vandenį. Ten mane nustebino kainos, kurios buvo palyginus žemos su Lietuva ir Kroatija. Tada vykome į Vaikų su negale asociaciją. Ten išgirdome, kaip ta organizacija padeda vaikams, suteikia pastogę, pramogų bei duoda pinigų išgyvenimui. Su vaikų centru susipažinome irgi tam, kad pamatytume pavyzdį, kaip tas natūralus auginimas, ūkininkavimas gali padėti ir specialiųjų poreikių vaikams. Manau, kad šita diena buvo man pati įdomiausia ir paliko daugiausiai įspūdžių, nes nuveikėme kažką naudingo bei įdomaus. Sveiki, aš esu Austėja ir šiandien papasakosiu, ką mes veikėme per Erasmuso veiklas ketvirtadienį Kroatijoje. Tai iš pačio ryto atėjome į mokyklą ir buvome suskirstyti į 6 grupės, kur būtų bent po vieną skirtingą šalies atstovą. Tose grupėse mes pradėjome verslo drobių workshopą. Nuo pačio ryto mąstėme, galvojome, kokias problemas galime atrasti ir sugalvoti joms sprendimus susijusius su šio projekto tema apie ekologinį ūkį. Tuomet turėjome trumpą priešpiečių pertrauką ir po jos sugrįžę dirbame jau nebe vien tik prie verslo drobių, bet ir prie jų pristatymo skaidrių bei trailerio, kurį pristatydami kitoms grupėms, komandoms galėtume suintriguoti apie savo sugalvotą produktą ar paslaugą. Tai padarę visus šios darbus, iškeliavome į ekskursiją į agroetnologinį parką. Tenais jie mus supažindino su ekologinio ūkio pavyzdžiais, kuriuos taiko savo ūkyje. Ir tada gavome paragauti jų delikateso cukruotų apelsinų žievelių. Tuomet visi susėdome prie pietų stalo ir žiūrėjome jų sukurtą filmuką apie visą šio etnologinio parko istoriją, kaip viskas atrodė anksčiau, kaip viskas susikūrė. Tada gavome valgyti jau tikruosius pietus pagal jų tradicijas. Ir tada visi pavalgę sotus ėjome pasiplaukyti su tomis tradicinėmis valtimis po ežero Kutį. Ten grožėjomės labai gražiais vaizdais, kalnais ir pasiekę finišą mus išlaipino, galėjome išlipti ant tokios salos, kurie buvo prisodinta mandarinų medžių ir galėjome mandarinus nusiskinti bei valgyti. Tada vėl įsėdome į valtis, grįžome į tą etnologinį parką. Tad ten galėjome klausytis gyvosios akordeono muzikos bei susipažinti su ten gyvenančiais gyvūnais kaip antimis, arkliais ir asilu. Ir po visos šios ilgos dienos grįžome iš etnologinio parko į mokyklą ir visą likusį laiką leidome su savo Kroatijos šeimomis. Penktadienį susirinkę į mokyklą pristatinėjome grupinius darbus, kuriuos atlikome ketvirtadienį būdami mokykloje. Pristatymų tema buvo sukurti verslo modelį,
mūsų komandos sugalvotam su ekologišku ūkininkavimu susietam verslui. Taipogi reikėjo paruošti anonsą, kuris būtų mūsų verslui reklamuoti. Pristatymai praėjo sklandžiai. Visos komandos suprato ir atliko joms pavestas užduotis. Klausydami pristatymų dar labiau pagilinome savo žinias apie ekologiškus ūkius ir pamatėme, kiek daug nuostabių idėjų galima sugalvoti. Idėjų buvo įvairių. Nuo ekologiškų kepyklėlių, kuriuose naudojami sezoniniai produktai, gaminimo seminarų senjorams, panaudojant deformuotas, prekybai netinkančias daržoves ir vaisius, ir programėlių, kurios parodo arčiausiai esančią ekologišką parduotuvę, iki perdirbto plastiko sriubos paketėlių tiems, kurie nori greitai, skaniai pavalgyti, nepersivalgant. Visų pristatymų atidžiai klausėsi ir juos vertino mokytojai, kurie paskui turėjo išrinkti 2 geriausius pristatymus. Pasibaigus pristatymam visi išsiskirstėme ir turėjome laisvo laiko iki vakaro. Vakare vėl susiruošėme į mokyklą, tik šį kartą ne pristatymų, o atsisveikinimo šventei vakarėliui. Čia mus pasitiko tradiciniai kroatų patiekalai, muzika. Vėliau visi žiūrėjome filmukus sukurtus apie Metkovič miestą ir pačią Kroatiją. Vakarėlio metu visi Erasmus programos dalyviai gavo atestatus už dalyvavimą šiose veiklose bei buvo įamžinti su savo mokytojais bei pagrindinėmis kroatų koordinatorėmis. Taip pat buvo pasveikinti anksčiau minėtų projektų pristatymo nugalėtojai. Mano komanda buvo viena iš jų. Šios šventės metu turėjome paskutinę progą paragauti kroatiškų patiekalų, pabendrauti su šeimomis, kartu pasidžiaugti, pasijuokti ar netgi paverkti ir su visais atsisveikinti. Manau, kad atsisveikinimas su visais buvo sunkiausia šios savaitės dalis. Per Erasmus veiklas mes išmokome prisitaikyti prie naujos aplinkos. Pažinome kitas kultūras ir žmonės, praplėtėme savo pasaulėžiūrą. Įgijome pasitikėjimo savimi, tapome atviresni ir tolerantiškesni. Ši programa mus išmokė dirbti tarptautinėje komandoje, o kartu parodė, kokią vertę turi bendradarbiavimas ir dalijimas idėjomis. Erasmus – tai daugiau nei manai, tai įspūdžiai, kurie išliks visam gyvenimui. Šiame Erasmuse susipažinau su ekologiško ūkio pavyzdžiais, taip pat radau daug draugų, su kuriais praleistų akimirkų niekada nepamiršiu. Labai patiko pamatyti ir Kroatiją, į kurią tikrai dar sugrįšiu ne vieną kartą. Šiame Erasmus projekte, manyčiau, išmokau ir sužinau daugiau apie ekologišką ūkį ir kaip visas procesas vyksta alyvuogių aliejų gaminime ir dar daugiau. Taip pat turėjome galimybę pasigrožėti nuostabiais Kroatijos kraštovaizdžiais ir aišku susipažinti ir pabendrauti su žmonėmis iš kitų šalių, taip praplečiant savo akiratį apie kitas kultūras. Tikrai galiu pasakyti drąsiai, kad jei būtų galimybė antrą kartą važiuoti ten, be jokių abejonių važiuočiau. Būdama Erasmus projekte susipažinau su daug nuostabių žmonių iš skirtingų kultūrų. Patobulinau savo anglų kalbėjimą ir išmokau, kad norint tobulėti, reikia išeiti už savo komforto ribų. Erasmus programa yra nuostabi patirtis, kurią visi turi patirti, nors kartą gyvenime. Iš šio Erasmus projekto išsivežiau be galo daug naujų žinių, patirtų nuotykių ir daug nuostabių prisiminimų. Jame tobulinau savo bendravimą, sužinau apie kitų šalių tradicijas ir labai gerai susipažinau bei susibendravau su savo hoste, kad net iki dabar palaikome ryšį. Dėkoju už tai šiam projektui ir nuostabiai Kroatijai.